Taigi, esant netotalitarizmui, aukso veršis nėra prievartinė religija, kuri reiškusi daug pinigėlių. Va tokios buvusios visos medicinos priežastys įstatyti namus. Tai buvo patologija, kuri reiškusi, reiškia, jeigu tik neduoti pinigų, negydom visom, reiškia, diagnozėm prirašom. Tai vat patologija gydytojų tokia ir žaidimas žodžiais, reiškia, šitas visas baigėsi kaip lošimo aparatais arba žodžių prostitucija, žodžių prievarta, va vėlgi kūrė tos liūnės žydiškos iš infrared ir, reiškia, radio point. SSSR neturi tokio aukso veršio, vadinasi, ir Rusija, ir Pabaltika, ir visi slavai laisvi nuo Zelenskio lošimo automatų žodžiais ar prostitucijos žodžių dėl krikščionių šalies. Esmė ta yra, kad konstruktyvus žmogus nėra ką pasakė, tą padarė. Konstruktyvumas susideda iš subjektyvo, objektyvo, kuris vadinamas, aiškia, tuo visų praktiškai 2.4G, 5G visada yra intervalai.